Okay. Taigi, šiandien aš biškai jau mėnesis praėjo nuo paskutinės paskaitos, tai pats biškai primiršau ir mano setupas šiandieną telefonas. Laptopą pamiršau, projektorių paėmiau, nežinau kaip čia taip išėjo, kad projektorių paėmiau, bet kompiuterio nepaėmiau. Tai jo, pradedam taip šitos metus, visiems naujais metais, seniai nesimatėm. Ir jo, ir iš tikrųjų šiandien bus paskaita apie Adomą ir Ievą. Čia man viena iš įdomiausių, man asmeniškai bent jau paskaitų ir nežinau, visa šita istorija, jinai tiek daug turi visko paslėpta savyje, kai iš išorės atrodo, tu tik tai perskaitai, va, Adomas Ieva savo obuolį puolė, juos išmetė ir viskas tom baigėsi, bet iš tikrųjų, jeigu kapstytis gilin, tai šita paskaita turi labai, šita istorija tai yra, turi labai daug visokių užslėptų auksinių, tokių koziriukų, kaip sakant, atsiprašau už mano lietuvių kalbą. Ir jo, tai ką aš noriu pradėti, man reikia iškirčiau straukės, nebūtų kas parašyta. Tai ką mes pirmą prisimenam iš to, ką mes mokėmės prieš tai, kaip aš ir pasakojau, kad Dievas tarė, kai sukūrė žmogų, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Ir Dievas sukūrė žmogų, palei savo paveikslą jis sukūrė jį, vyrai ir moteris sukūrė juos. Tai kaip anksčiau jau sakiau, ką mes iš to galime ištraukti, kad ne tik vyras yra, kad Dievas nėra tiesiog vyras, ar Dievas nėra tiesiog moteris, bet jeigu ir vyras ir moteris yra sukurti pagal Dievą, reiškia Dievas yra ir vyriškų ir moteriškų savybių kažkokia vienybė, yra šitų dualių savybių vienybė. Jisai save atskiria į du ir sukūrė vyrą ir moterį, nes kaip sako, kad abu jie atspindi jį. Tai būtų, kaip sakant, logiškas to supratimas ir to paaiškinimas, ką tai reiškia, kad abu sukurti jo paveikslą. Reiškia, Dievas yra tų dualių savybių vienybė. Ir ką toliau, ir dar toliau pasakė Dievas, kad todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir susivienys su savo žmona ir abu jie taps vienu kūnu. Todėl, kad Dievas sujungia, tegul nieks neatskiria. Tai taip pat, kaip aš prieš tai aiškinau, kad Dievas save kaip išskyrė į du, tam, kad šitie du galėtų vėl susivienyti į vieną, ir kai jie bus susivienyje į vieną, jie vėl atspindi tą, kas yra Dievas. Tai mes tada suprantame, koks yra svarbus tas to vyro ir moters susivienijimas atgal į vieną, nes tik tai tada jie gali pilnai Dievą atspindėti, tik tai jie tada gali pilnai tą idealą atspindėti. Ir būtent tai Dievas jiems sako, kad vyras ir moteris turi tapti kaip vienas kūnas. Gerai, ir aš šitą norėjau pasakyti trumpai prieš kalbant apie pačią Adomos Ievos istoriją ir manau, vėliau laikant einant suprasit, kodėl aš norėjau pirmą šitą paminėti. Tai jeigu mes dabar einam į Adomo ir Ievos istoriją, ką mes ir žinom, jinai šiaip gan trumpai yra pačioj Biblijai, bet vėlgi, kaip sakau, turi labai daug užslėptų tokių gerų simbolizmų, kuriuos galima narplioti ir surasti labai daug prasmės. Tai ką mes pirmą sužinom, kad yra toks Liuciferis, arhangelas, kuris eina pas Ievą ir gunda ją, kad jums Dievas sakė nevalgyti šito medžio gėrio ir blogio pažinimo, nevalgyti šito vaisiaus, bet jis sako, bet jeigu jūs jį suvalgysite, jūs galėsite tapti kaip Dievas, jūs žinosite apie gėrį ir blogį ir bando, kaip sakant, įkalbinti Ievą ir galiausiai jisai ją įkalbina ir jinai atsikanda, tada jinai nubėga pas Adomą, duoda Adomui, Adomas atsikanda ir tiesiai po to rašo, kad jie supranta, kad jie buvo nuogi ir jie staiga nusprendė, kad jiems reikia užsidengti savo lytinius organus. Ir tada sako, kaip Dievas eina, šaukia savo vaikus, kur jūs esat ir jie sako, mes nenorim pasirodyti, mes dabar esam nuogi, kaip mes negalim prieš tave rodytis ir Dievas klausia, kas jums sako, kad jūs yra nuogi. Čia kaip gal per daug nelysiu giliai į tą, bet ką aš iš to būtent noriu ištraukti, kad jeigu, pavyzdžiui, mes kažkur matom vagį ir tas vagis kažką pavogė, ką vagis slėps? Vagis paslėps tą, ką jisai pavogė. Jeigu aš tau kažkokiam žmogui pasakiau, nevalgyk obuolio šitą ir padėjau jį ant stalo ir jisai staiga suvalgė obuolį, ką jisai paslėps, kai aš ateisiu? Jisai paslėps tą obuolį. Tai ką mes iš šito galime ištraukti, kad nebūtų logiška, jeigu, sakykime, ten buvo, ir ten šiaip nesakė obuolys, ten iš tikrųjų tiesiog yra vaisius. Taip sako, nevalgykite to vaisius.
Tai jeigu ten būtų vaisius, tai kodėl jie nepaslėpė to vaisius, kodėl jie neparašyta, kad jie išmetė vaisių, kad Dievas jo nepamatytų. Ne, jie uždengė savo lytinius organus. Ir kaip aš tai interpretuoju, kaip ta knyga, kurią aš remiuosi, tai interpretuoja, kad tai būtent mums nurodo, kad tai nebuvo kažkoks fizinis vaisius, tai buvo lytinis santykis. Ir dabar galite manęs klausti, gerai, Robertai, tai o argi Dievas nesakė, kad Adomas ir Ieva, ar nedavė jam 3 palaiminimų, kur vienas iš jų yra dauginkitės, tai kodėl čia yra blogai, kas apie tai buvo blogai. Ir čia yra labai, kaip sakant, sąžiningas klausimas ir geras klausimas, nes jo, mes žinome, kad Dievas juos palaimino ir jiem pasakė, būkite vaisingi, dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite jūros žuvim, padangių paukščiam ir visiems žemėje judantiem gyvūnam. Tai kaip tada galima suprasti? Tai Dievas sako, kad jūs turite daugintis, bet nuodėmė yra tas, kad jie turėjo lytinį santykį. Bet čianai, būtent šitam, kurį aš ką tik perskaičiau, būkite vaisingi, dauginkitės, pripildykite žemėje, viešpataukite. Čia labai yra svarbus eiliškumas, kurio yra viskas parašyta. Nes ką reiškia būkite vaisingi? Būkite vaisingi reiškia subręskite, reiškia pasiekite brandą, tapkite tokiais pilnaverčiais subrendusiais žmonėm, tada prašykite dauginkitės ir tada prašykite pripildykite žemę ir viešpataukite. Tai jeigu mes ėmam tą logiką, ar jūs pasakytumėt žmogui, kuris dar yra vaikas, tokiu eiliškumu, dauginkis, viešpatauk visai žemėj ir tada tapk subrendęs. Ne, mes tokiam jaunam žmogui pasakyti, pirmą tu subręsk, kas yra pirmas palaiminimas, būk vaisingu. Tada gali, kai tampi vaisingu, jau gali tada daugintis ir sukurti šeimą, kitaip sakant. Nes kad daugintis, tu turi sukurti šeimą. Ir jau kai tu turi šeimą, tada tu gali eiti ir viešpatauti visai kūrinijai. Tai būtent čianai mes galime suprasti, kad kas buvo blogai, nėra taip, kad patys lytiniai santykiai yra blogai. Tas yra natūralus dalykas, kitaip žmonės negali daugintis. Bet kas būtent buvo blogai, kad jie neišpildė pirmojo palaiminimo. Jie netapo tais vaisingais subrendusiais žmonėmis. Jie dar buvo, galime taip skaityti, jie buvo dar paaugliai, kai visa tai atsitiko. Jie dar nebuvo suaugę žmonės, jie dar nepasiekė to trečio, kaip sakant, lygio augimo stadijos. Nes mes kaip turime formaciją, pirmas lygis, kai formuojasi žmogus pilve, sakykime, tada gimsta, jisai auga, paauglystė, viskas, ir tada jisai suauga ir jau tampa subrendęs, tačiau kaip užbaigimas trečioji augimo fazė. Tai mes galime suprasti, kad jie buvo dar toje antroji fazė, kai jie dar buvo paaugliai ir jie tada, kaip sakant, jie bandė praleisti pirmą palaiminimą ir iš karto jie prie antro. Tai būtent tenai buvo ta klaida padaryta. Ir aišku, aš bandysiu gal į video įdėti tą pavyzdį, kad jeigu jie būtų sulaukę tapę tais subrendusiais asmenim, tada jiem būtų Dievas natūraliai davęs palaiminimą, jūs dabar esate kaip vyras ir žmona, jūs esate subrendę ir dabar galite pildyti antrą palaiminimą. Ir ta šeima, kurią jie turėjo sukurti, turėjo būti Dievas centre. Aš kažkada rodžiu tą vaizdą, aš vėl jį padėsiu tam video, stengsiu įdėti, tikiuosi man pavyks. Ir tai būtent taip mes interpretuojame Adomo ir Ievos istoriją. Būtent taip mes suprantame apie tai, kas ne taip atsitiko. Nes nežinau, man bent jau asmeniškai, jeigu viską, ką man pasakytų, tai Adomas ir Ieva suvalgė kažkokį obuolį ir dėl to dabar viskas sugriuvo. Nežinau, ar man tai būtų toks nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, satisfying answer. Man toks būtų labai tuščias atsakymas, ką tai reiškia. Dievas toks sukūrė žmonės, davė jiems kažkokį labai gražų vaisių ir jie negalėjo jo atsispirti, dėl to viskas sugriuvo. Man tokia istorija kažkaip neužtektina būtų, kad iš tikrųjų priimti Bibliją rimtai. Bet kai mes taip įsigilinam ir žiūrime tas detalės ir atrandam tokį dalyką, man šita istorija labai tampa logiška ir labai nuosekli ir aš manau, jinai tikrai labai daug paaiškina netgi tai, kas dabar yra pasaulyje. Kad mes iki šiol matome, kad tie lytiniai santykiai yra, taip mėtomi kaip šiukšliai ir nėra to šventumo, kurį Dievas jiems buvo suplanavęs. Žmonės nelaiko savo tyrumo ir jie, kaip sakant, jau paauglystėje dar nesubrendė, jau daro tai, kas iš tikrųjų yra kažkas, ką Dievas planavo
žmonėm, kurie jau yra subrendę ir kurie save komitina vienam žmogui, komitina vienai moteriai arba vienam vyrui. Tai va, ir jo, tai čia toks yra paaiškinimas Adomo ir Ievos istorijos. Nežinau, gal kai kam jinai yra nauja, gal kai kam jinai buvo logiška, tikiuosi visiems buvo suprantama, kaip aš ją bandžiau paaiškinti, stengiuosi kuo nusekliau ir geriau. Ir jo, tai tokia yra paskaita šią pirmą 24 metų jaunimo grupės susitikimo. Ir jo, tikiuosi šį kartą, šiandien aš esu čionai vienas kartu su filmuotoju mano Aleksėjum. Ir tikiuosi, kad tikrai einant per šitos metus mes galėsime auginti šitą bendruomenę, nes aš tikrai norėčiau šito mintim tiek dalintis, bet tiek ir išgirsti grįžtamą į ryšį, ką jūs manote apie tai ir ar tai jums skamba, nežinau, logiškai ir nuosekliai, ar gal kažkokių klausimų turit, ar kažkokių replikų, ar dar kažko, būtų labai įdomu sužinoti ir tiesiog praleisti šitą laiką kartu. Manau, šitom temom bent jau man asmeniškai labai įdomu kalbėti ir būtų labai įdomu turėti kuo daugiau bendraminčių aplinkui arba netgi žmonių, kurie gal kitaip mano ir galėtume kažkaip padiskutuoti apie tai. Tai va. O taip tai ačiū, kad šiandien, kas nežinau, prisijungė tenai, gal ar iš vis kažkas iki pačio galo dasiklausė, ačiū jum. Ir jo, iki kito susitikimo už 2 savaičių, nežinau kokia čia diena bus dabar, 13 diena, tai kažkuri diena, žodžiu, bus, nesvarbu. Tai va, ir jo, iki ir geros, nežinau kada įkelsiu šitą video ar vakarę dieną, bet geros dienos. Žodžiu, ačiū, kad klausėt, visą gerą.